Socialinė pedagogika man kaip studentei tai kaip ir vartai į gebėjimą pažinti žmogų, suprasti, ką jis jaučia, kaip jam galima padėti. Jau pirmame kurse pradėjus mokytis mes iš karto pradėjome eiti praktiką. Praktikoje susidūrėme su įvairiausiais atvejais, buvome vaikų globos namuose ir neįgalių vaikų centre. Taigi visą tai labai praturtino žinias ir tikrai padeda išankstiniams studijoms į priekį. Smagiausia yra psichologija, nes visus pavyzdžius, kurie prilygsta teorija, gali paimti iš savo asmeninio gyvenimo. Tai yra netgi prilyginti su savim, savo šeima, artimaisiais, sužinoti, kodėl mano vyresnysis brolis elgėsi būtent taip, o ne kitaip. Ir tai tikrai domina ir įtraukia. Vienas iš įdomių, sudominančių dalykų buvo laisvalaikio animacija. Tai yra pirmą kartą susipažinome su šiuo dalyku, kad mes patys turime kurti renginių scenarijus, suplanuoti visą, ką turime daryti. Jau stojant į universitetą, žinojau, kad mano kelias nesibaigs universitetas, bendrabutis universitetas. Todėl nusprendžiau, kad reikia savanoriauti. Man savanoriško darbo sutartis ir šiaip savanorystė suteikia daug naujų pažinčių, daug nuotykių, daug kelionių, daug galimybių ir daug motyvacijos. Tapau atviresnė, draugiškesnė, paslaugesnė, ką galėsiu pritaikyti ir savo specialybėje. Na jau manau, tai Šiaulių universitetas tikrai turi labai puikią ir naują biblioteką. Kai pradėjau studijuoti šiame mieste, tikrai nustebau, nes nesitikėjau, kad Šiauliai turi apskritai tokią nuostabią biblioteką. Auditorijos yra įrengtos labai puikiai, viskas pagal naujausius standartus. Kviečiau savo specialybę iš tikrųjų tuos, kurie mano, kad gali dirbti socialiniais pedagogais. Dėl to, kad iš tikrųjų darbas reikalaujantis daug iššūkių, daug stiprybės ir tai nėra paprastas darbas. Jis tikrai išbando tave, tu perlipi per save tūkstančius kartų, tu tampi tolerantiškesnis. Taip pat išmokstai susitvardyti pats, išmokstai sutvardyti kitus asmenis. Labai įdomus yra dėstytojai ir jie tikrai išmano savo darbą dėl to, kad jie ne tik dirba Šiaulių universitete, bet ir kitose įstaigose. Dėl to jų žinios nepasensta ir jie visada atneša pačią naujausią informaciją tau tiesiai į rankas.